Nu tai sveiki, gerbimi žiūrovai. Labas. Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Šiandien sveikinamės mes iš Prancūzijos. Beje, kas žiūrit mus pirmą kartą, tai mano vardas Anatolijus, mano žmona Airija ir dukrytė Augustė. Tai va, mes pernai buvom čia su mūsų grupe, mes čia žygiavom po kalnus ir man čia taip patiko, kad šiais metais nusprendžiau atsivežti mano šeimą. Dėl to, kad šeima pernai žiūrėjo su pavydu į šitus visus vaizdus. Beje, jeigu dar nematė to video, tai aš jį paliksiu kažkur, tai gale video čia viršuje arba apačioj kažkur bus nuoroda. Tas video dabar mūsų kanale yra populiariausias, jau ten apie 12 000 peržiūrų, tai būtinai pažiūrėkit, kas nematėt. Ir parašykit komentarą, aišku, visą laiką, o mes tada važiuojam toliau. Grožėtis šitą nuostabę vietą. Tai kaip matot, va, už mūsų nugaros yra Mont Blanco kalnynai, su aukščiausi Europai, su sniegu. Tai patinka tau, Augustė, gražu čia. Ir yra šitas, kaip jisai, ledynas. Nu, ledynas vienas matosi, yra čia keli, kitas dar kitoj pusėj. Beje, miestelis pavadinimu yra Chamonix, Prancūzija. Labai gražu. Labai. Tai čia va, miesto pradžioj miestelio yra toks ežeriukas, toks parkelis, čia gali po miškelio pavaikščiot. Tenai va, yra šitų takelių pilna, čia tik tai eik ir eik. Tai čia va tokia večikė yra, kur gali biškį atsigaivinti, pabradžias. Gali ir įsimaudys iš bėdos, bet ten ženklas iš tikrųjų yra, kad negalima maudytis. Bet jis kažkodėl neperbrauktas. Tai nesuprasi, ar galima, ar negalima. Nu, kojas jame ir tikrai galima. Kažkas maudėsi čia. Kažkas maudėsi, Dainiau. A norėtum vėl? Ir Ignas. Norėtum vėl, Dainiau, įkristi šitą žeriuką? Norėtum, žinau. Tai čia biškį nuėjęs nuo to žeriuko, čia į miškelį, į kairę pusę. Čia yra tokių dar atrakcijų. Pasilaipė alpinizmai, visokie čia. Vaikučiam ir suaugusiam. Ziplainai, matau, ten miškį irgi visokie. Nu, smagiai čia. Nusukom biškį iš takelio į kitą takiuką. Oi, čia biškį tokį treningą darom prieš rytojus. Rytoj beje turėsim žygį į kalnų namelį. Ir šiandien ryškiai ne tokią valynę užsidėjom. Nu, bet čia mes neplanavom haikinti. Tiesiog taip gavosi šiandien pasivaikšti. Gerai. Noriu? Sakėm, einam į parką, bet čia jau gaunasi pas mus haikas toks visas beveik. Nu, pagal žemės paviršių takelio. Merginos su basutėm, o aš irgi su tokiais. Nu, bet nieko čia toj, va, mes tiesiog... Neturim nei atsigerti nieko. Mes tiesiog šortkutą tokį čia dabar padarėm, dėl to čia taip yra. Noriu eiti tą treningą. Gerai, va, toj. Apšilimą padarysim, prie šito ir eisim. Noriu eiti.
Reikia suprakaituot gerai, paskui baseiną. Treningas yra kur mažulį. No. Let's go! Biškį atsivėsintų peliukę. O, kaip gerai. Nu ir vaizdas toks. Nu tai kaip jums pasivaikščiojimas toksai? Nice. Žinai ką? Ką? Mes radom riešutus. Riešutus, bet jie nelabai geri dar. Neprinokė. Aš ir mamytės kuprinė. Labai smagus takelis, čia toks jis trumpas, 4 kilometrai. Ne, mamytės Kvepia labai irgi. Vaizdai nerealūs. Tik tai, kad, nu, biškį nepasiruošę, tai tas, bet, nu, nieko čia. Gal neįsisuksim kojų iki rytojaus. Dabar toksai, va, nežinau, visai mielas takelis. Minkštas, einam savo miško takelių. Tik tai, kad vandens irgi nepasiėmėm, bet va, upelėje biškį atsigavinam, atsigėrim. Vanduo čia švarus, galima gerti tiesiai iš upelio. Nu, kaip ryte, tai nežinau, kai visą laiką padarom greitą rumtūrą. Toks šiai rūmas, tiesiog čia, ką radom, tą pasiėmėm, tą ir gavom. Nes su nuoma čia buvo labai strioka. Tai, ką žinau, tokį kambariuką, studiją su tokia va dviaukštė lova. Ten aš mėgloju. Tu ten mėgosi? Aš nežinau, kas čia. Nu ir čia va turim dar vieną lovą, čia dvigulę, bet netgi galbūt 3 žmonės stilui neįsitėse. Dar nežiem. Spinta, nu čia va virtuvukė tokia. Yra visko, ką reikia, šaldytuvas, mikrobangė, ten grilis kažkoks, nu podai keptuvės tenai, žodžiu, virduliukai, kavos aparats, televizoriuks, kurio nežiūrėsim. Nes mes vaizdą turim, nu kaip matėt, va tokį va. Nefokusuoja, va, biškai va matosi, matot. Mont Blancas. Nu tai va, gyvenom čia 3 aukšte. Šemonix centras beveik. Pats geriausias tai yra vaizdas iš balkono. Aš radau kitą lovą. Gerai. Galėsim miegoti tenai. Jūs norite pažiūrėti ją? Jau parodžiau. Iki centro čia mums 3 minutės, tai kaip ir nesiskundžiam, partujo vietoj. Aš tą lovą atsidariau pat. Viskas, ko reikėtų, viskas vietoj. Nu, jeigu čia tas paras, tai biški tokia brangesnė, tai jeigu kažko pigiau reikia biški centriukę nueiti. Gusta, ką tu čia radai? Lova. Čia lova, va taip dar išsiskleidžia, pasidaro. Ir dabar yra 4 lovos. 1, 2, 3, 4. Na, Augustai labai patinka šitas butelis, nors aš sakau, čia močiučių pagal palanga. O jinai sakė, jinai nori čia gyventi. Tai už tokią kainą. Nu, čia turbūt pigiausiai, ką čia radom, nes... Nei, čia maistą nieks neįeina, visiškai nieko. Nieko, patalinė neįeina, rankšluosčiai neįeina, viską atskirai reikia. Bet, nu, ką žinau, jeigu nori su patogumais, tai tada kainelės iš viso yra uliuliuliu. Labas visi. Labas visi. Atrodo, Mes valgom. Nu, tai va, prisiema apie 6 kilometrukus taip lengvai. 6? O ne? Darosi 6? Kažkas ana. Wow. Tai dabar grįžom savo butelį, greitai užpataujam ir judam atsigaivinti basiniuką. Iš tikrųjų planuose buvo į spa centrą tokį,
Bet ten su vaikučiais neleidžia, tai eisim į kaip vadinam, angliškai leišių centras. Eisim į baseiną. Ten baseinas yra visokių pramogų, tai ten su vaikais leidžia. Bet ten šalia visai, ten vaizdai bus tie patys. Gal tik tai, kad ten nebus tų terminių visokių baseinų. Ir šampano visą dieną. Ir man reikės. Ir nebus gal saunos. Nu ką, tai judam po biškį link baseinėlio. Čia pats Šemonykso centras. Žmonių nemažai, saulė kepina. Restoranų daug visokių įvairių. Čia kaip gražu, ne? Nu, čia restoranėlį neblogi. Kažkokia va skulptūrėlė vietinio haikerio. Nu ir čia gatvelė su įvairiom parduotuvėm haikinimo ten pačiom žinomiausiam pasaulyje. Į kitą pusę. Čia mes buvom, aš čia vakar sėdėjau. Nu jo, taigi va, Dekatlonas čia. Tai vieta, į kurią atėjom vadinasi štai tai va. Richardo Bozano sporto centras. Tai čia vienoj pusėje kažkokias, nežinau, maniežai kažkas tai, o kitoj pusėje yra baseinai. Ir mačiau čiuožyklą netgi vieną kažkokią. Tai einam žiūrėti, nuo mūsų butelio 18 minučių pėstute. Nu tai su tokiu ledu, su tokiu vaizdu pavalgysim ledų. Duok man paragauti. Eim labai greitai tiršta. Tai žodžiu, va tokia zona, čia yra dar žalia zona vadinama. Nes mes jau įsimaudėm, tai atėjom čia ledų nusipirbiškai atsigert. Čia yra kevinukė. Gultų kažkiek ir va su tokiu vaizdu į Montblaną. Tai va to atsigersim biškį, pavalgysim ledų ir eisiu parodysim vidinę zoną. Yra ten 3 baseiniukai, turbūt 2-3 vaikiškų, suaugusių, vienas patvirių dangum. Nežinau, kaip už 6,5 euro, tai čia pasaka. Bet mums su nuolaida. Nu, su nuolaida mūsų, kaip mes turim. O šiaip tada taip išeina 13 euriukų. Visai dieną čia susimokat ir visą dieną sėdėt. Nu, kavinė jau biški ten kainos jo. Kažką atsigert, 3 eurai mando, ledai 3,5. Tai va tokia gan nemaža zona. Ten dar yra už kampo pavėsis toks. Ir dabar einam į vidų, ne? Augustin, Armautis, parodyk lūpas. Vau. Monstriukas tu. Čia yra nusiplaukti. Nu taip, čia iš lauko kojytės nusiplaukti. Nu va, tai čia vidaus baseinas vienas toks yra, čia šildomas, labai šiltas vanduo. Čia tokia eina sūkurinė kažkokia srovė. Jie įplaukia ir aplinkui, čia plaukiai. Nu čia takeliai. Nu tai žodžiu, va taip ten va ir gavosi, taip ir baigėsi. Man parodė, kad negalima filmuoti viduj, tai aš nu ir nefilmavau, nu tai ką dabar. Bet žodžiu, ką? Rekomenduojam, ne vis tiek. Nice. Tik tai vat kitą kartą žinotumėm, va, jeigu eitumėm vėl, tai gali savo dekutį atsinešti, gali sneksų atsinešti maisto savo. Galima jį nepirkti. Nu. Bet čia ir pirkt nelabai kvaira ten, hodogai, bulvytės, nu tai. Nu, bet visai skanytėm žmonės valgė. Mes nepirkom. Ir man Tai va čia jeigu po kokią haiko ar ko, čia eiti į baseiniuką, į pirtis yra, hamamas yra ir... Man skauda. Tai atsigaivinti labai gerai, žinokit. Na ką, mes judam tada toliau šopintis biškį ir ruoštis rytoj žygį. O dar va čia prie tos aikštės, nežinau, pagrindinės gal, yra toks tiltukas į miestą. Ir čia labai geras toks fotos į upelį, į kitą tiltelį ir į kalnus. Nu tiesiog labai gražiai čia atrodo. Labas rytas, Augustė. Žinau, visai jis nelabas jis tau dar. O ne 5 ryto keliame šiandien, tai sveiki. Ruošiamės po biškį su savo žygiuką. Dedamės, biškį čia bardakas, man, bet kaip ir visada, kaip ir turi būti.
Airė jau čia prie podų, keptuvės, kiaušinienė daro. Blynai v Augustė tavo ten. Ir Augustė blynų. Ką turim biškį dar? Beveik valandžikę. Pavalgom, susidam, kas liko. Ir šiandien noriu parodyti jums tokį gan lengvą žygį, kur galite eiti su vaikučiais, nuo, sakykime, už metų. Tai, žodžiu... Vaikučiam kalnas patinka. Tai, žodžiu, jeigu vaikučiai jūsų mėgsta pavaikščiat po kalnus, tai va, šitas bus kaip tik jums. Nuo mūsų kambarėlio iki autobusų traukinių stoties. Čia visai 5 minutės vietoj. Čia labai gerai vietai tas mūsų kambariukas. Jo, nu tai čia centras, sakykime. Nes viskas šalia vietų tiesiog. Bet traukiniai yra keli. Čia viena stotis, nu stotelė čia vadinasi, va tai va, čia Vanyksė gulė Dumydį. O kita yra biški tenai, irgi apie 7 minutės dar paeit. Tai va, mūsų traukinukas turėtų būti už 6 minučių. Augustė man pasiruošęs, kuprinė irgi. Pasimanė man kuprinės. Nesusisega, ne? Ne. Galima. Airė su mažytė, nu ir aš. Su 7 kg kažkur. Bilietų, kad jas įsigijom internetu, online, vakar vakare į vieną pusę kol kas. Ir kainavo jisai 4,80 ant mūsų 3. Nu, štai ir atvažiavom į mūsų sustojimą ir mūsų haiko pradžią. Stoties pavadinimas Labuet. Taigi, išeinam po 8:05 ir mum eiti į šitą refugį. Kažkodėl rašo 2 valandas čia, bet man ant telefono rašo 4, tai nežinau, kom tikėti. Ten kažkur kitur 4. Kaskadė 26 valandas į man, bet... Nu, žodžiu, vis tiek. Eisim po biškį, mėgausimės vaizdais. Čia va šitas namelis su ta kavinukė, kur pernai čia valgiam sumuštinius. Taip gera prisiminti vėl viską. Nu, tai va, žygis prasideda prie tokią va gražų slėnį. Čia to į mišką eisim. Keliukas mūsų. Dar ankstyvas. Nu, ne visai ankstyvas rytas, bet štai taip atrodo gražiai. Saulė kol nepakilus. Šiandien rodė po pietų gali būti lietaus su žaibais. Bet čia gali būti, gali nebūti. Bet mes iki to laiko, manau, jau daisim iki namelio. Ir mums tas negrėsia. Kokia geruma šitai namelį kalnu, aš negaliu. Tokį mėlusią. Šitokį vietą gyventi, taigi čia yra svajonė. Tai atėjom į pirmą tokią viečikę jau vaizdingesnę. Čia yra vadinama Piera Beras Via Ferrata. Tai va ten apačioj jinai prasideda, ten vienas žmogeliukas, jeigu matot, jau lipa. Ir paskui čia lipi tom sienom, lipi, čia per tiltelį. Ir galbūt kažkur dar toliau jinai nueina. Airė sakė, dar biškį neprabudo. Dar neįsižygiavo. Tai padarom porą nuotraukėlių ir judam toliau. Grožėtis vaizdais šitais nerealiais. Čia bus gerai, jeigu bus supilta.
Jo. Nu tai va, tik biškį paėjus ir radom darbą kokią viečikę. Tai čia ta, kur Via Ferrata prasideda arba baigėsi, čia kaip norit. Galit arba čia pradėti, leisti žemyn arba iš apačios tada į viršų. Vau. Oho. Pradedu prabudinėti. Tai va, taip čia va. Vau. Krakliukas, upeliukas. Eik tu sau. Jau pradedu prabudinėti. Jau? Nu ir kaip jau vaizdelis. Va toks krakliukas. Wow. Bandysim paskui kažkur ten toliau įsimauti. Vandenukas, kiek atsimenu, buvo labai šaltas. Nu tai neišėjo mum atsigert per batėlės, jie dar nedirba. Tai judėsim toliau. Užsikeisim savo arbatėlės paskui kažkur. Namukas dar mums reikia eit. Dar 2 hours. Bet tai su mūsų sustojimais sakeis, tai bus 3, maybe 4. Nes reikia mums mėgautis šitais vaizdais. Šiandien niekur neliekt. Kažkur gal pagulėsim prie ūkiai, pasnausim pusvalanduką kokį. Nes iš tikrųjų biškį gal ir per anksti atsikėlėm šiandien. Galėjom pradėti apie 10 valandą. Plius minus. Ne per anksti sakai? Tai jeigu bus jėgų, eisim kažkur anksčiau biškį, ne? Namelį grįžti. Nu jo, taps negalima čia dar vaikščiai nusukti ten į tos kalnus, čia į takelius sakus. Tai kaip ir mūsų mėgojimo nepergyvenam. point ten yra. O kas neleidžia daugiau? Kas neleidžia? Leidžia, tu eik čia. O mėlynių, gal bus mėlynių, pažiūrėsim čia. Aną kartą lyg tai buvo. A jau yra? O, yra. Nu, Airė sako, yra mėlynių. A tikrai yra? Yra. Čia nuvalgytas nuo kelio. Jau, pas mus alpinistės atsirado, užsimanė biškį alpinizmų užsiimt, mergaitės mama. Malūnsparniai varo viens po kitą čia į namelius, skraidino, o dušės grįžta, skraidina visą maistą, ten vandenį, visus produktus. Nu, a tai aukščiau? Aukščiau neinau? Nu, lipam ką daryt, pažiūrėsim, kas per vaizdas. Op. Nu. Pastatyk šoną, tečką. Laikyk. Yeah. Nu va, galim pakimarint, gal snikerį kokį suvalgyti, nežinau čia. Su tokiu vaizdeliu.
Vaizdeliai čia visur aplinkui, nežinau, nerealus, jo? Čia, nežinau, čia net ne... Reikia pabūt patiem, jo, kaip ir... Net nefotkinu daug, nes tiesiog noriu būti čia ir dabar. Jo, pasaka. A kitos jau, žinok, pernukusios. Čia labai daug žalų. Nepalyginsi su skoniu iš parduotuvės. Va. Čia skanesnė. Vau. Im. Palauk. Kam tu čia dosi jos? Tau? Nu va, čia distancijai matosi mūsų refugio. Čia liko dar koks 40 minučių mum išlėto. Aviečių užkandom. Daug žmonių iš tikrųjų vaikšto. Tai nežinau, mes ten ateisim, jau ten kažin pilna bus, ar gausim kokią geresnį vietą, ar jau nebegausim. Nu, arė, pukšė. Pukšė. Nieko, vai, atėjom. Viskas gerai. Jo, šiaip viskas kaip ir nieko, bet karštis biški yra toks. 28 turbūt. Sustoji ir taip širdis ir pulsuoja galva. Nu jo, čia šitą atkarpą paskutinta, tai biški čia reikia palipti į tokį šiokį kalniuką. Nu, Augustė pirmą varo, jinai pamatė namelį, viskas, jinai užsivedė ir bėga. Aš jau čia. Oi, gausim vieną šaltą. Iš pradžių susipraust, savo lovą pasiklot. Gal dar spėsim nusnaus pusvalanduką, ne? Iš
užfiksuoti valandas. Mėj kanep. Žodžiu, nuėjom 7 km, 4,5 valandas, ėjom 600 metrų sukilimas. Tiek žinių. Nairė, porą komentarų. Alaus turim. Labai skanę arbatėlę geriu. Valgiau savo skanų sumuštinį. Pasidariau kurį ryte. Ir pitus, sakėm, lauksim pitus. Laukiam pizzą, augustės. Sumuštinuką atsinešiau irgi biškį. Iškandau. Alaus šaltą. Na, iš tokį vaizdą. Laukiam picutės. Picutė visai neblogai, 12 eurų tik kainuoja margarita. Ir va, kokiu čia būdu įdomiu, ne? Su žirkliam reikia susikarpyti. Airi, kaip eina su žirkliam karpyti? Labai easy. Čia Augustė karpyti tokį mažiuką. O šiaip. Kažkaip netikėtai pradėjo lietutis lyt. Saulė šviečia, lietutis lyja. Ką užkandom? Galvojom, eisim, padarysim nepą. Bet prieš tai einam pažiūrėti tą palapinę. Sakė, čia yra tokia relakso zona. Apie 5 valandą ar pusę 5 čia ateis kažkokia moteriškė. Galės pravesti masažo kursus, dar kažkokius jogos. Tai gal eisim, pažiūrėsim. Nu, galėsi būti vakaro muzikantė, pasakai. Man darys masažą, o tu grosi. Ne, nedarys. Čia teta mokins. Sakykime, mamytė galės man daryti, arba šiai. Arba mamytė tau. Nu, kitus žmonės mokins masažą. Kada? Jogas. Šiandien vakare. 5 valandą. Čia į pagaliukų. Nu ką, kol lyja, kodėl nepasidėjai čia? Atminčiai paimu. Ką paėmai? Tai va toks va kambariukas. Anakas Galima jį mes nuspalvinti? kitam kambarį šį kartą davėm šitą, tai ten, man nežinau, 5-6 lovos, viršui turbūt 6. Ir mūsų kamputis va čia toks. Čia vienvietė ir čia dvigulė lova. O čia už mano nugaros, čia šeimininkai gyvena. Pažiūrėk, Tai dabar, čia galima 2 mėgoti. dabar einam biškį nusnausim pusvalanduką ir Ten viršuoj labai daug. nusnausim, nes šiandien mažai mėgom praeitą naktį, tai biškį reiktų mėgo. Ir paskui lauksim vakarienės. Gal naisim dar čia aplink kalniuką prie žyriuką. O ožiuko turėtų ateiti galbūt su dideliais tokiais ragais. Aš nuimsiu kumą. Gerai, tai sustinkam už kelių sekundžių. Išsidragom. Kur tavo korta? Šita? Taip. Kur Augustės korta? Ta, turbūt jo. Gerai, Augustė 2 į priekį. Fanta Augustė. Tai žodžiu, snusteriam, dabar laukiam vakarienės ir radom Dixit žaidimuką. Nu, čia tik tai kortos, aišku, pačios lentelės nėra. Tai... Čia Dixit. Bet iš tikrųjų kortos fainos, tokios vaikiškos, tokios gerulės. Susigalvojom savo taisyklių, tokių. Nu, lentos nėra, tik tai Dabar kortos. marytės. Turėjom... Ką mes turėjom? Sriubytės vegetariškos, o dabar turim vegetarišką lazaniją. Va, tokį didelį bliūdą. O aš legas statau. Augustė turi nieko. Aš legas. Žaidžia, eisim Augustai virti dešrelių. Mes Dixit. Nu, eik su Dixit. Man Dixit patinka. Tai va. Nu, paragavai, dėdį? Jo, skanu. Skanu? Žiūriu, jo. Žuvelės labai skanu. Tai va, saugoja čia gamtą, padarė vegetariško maisto.
žodžiu, kad visiems būtų sveikata gera. Skanaus. Look at corn. Nu, Augustė pas mus visų vaizdų valgo irgi. You need corn. Mes Because it has a horn on it. pravirim greit makaroniukų su dešytėm, nes It's a horn on a corn. nes jinai lazanijos vegetariškas nevalgo. Lasagna. Ai, lietutis nustojo, biški jau gedrėjo, pašvisėjo. Tai va toks va namelis. Anam video, kur mes buvom pernai, neišėjo čia man nufilmuot. Tai va šį kartą biški parodau. Tarp kitko, jisai kitais metais susidaro, jį griaus ir renovuos naują. Statys naują, didesnį biški didins. Jis 3 aukšto, ne? Nežinau, 3, ne 3. Dabar Biški dviejų. aukštesnė, matai, tai pasako, žemas toks. Tai... Kad daugiau žmonių tilptų. Nes žmonių, sakė, labai daug, labai daug. Nu, čia visai eina Pilna diena ir iš dienos. pilna. Nu, sezoną, aišku. Nu, vas žiemai nedirba, aišku. Kaip tada gali namą pastatyti ant viršaus, kad labai mašką? Nu, tai šitą griaus ir statys malūnsparnys. Veš čia visas detalės. Ką ant viršaus to namo ketvirti? Nežinau. Kada nors grįšim, gal pamatysim. Okay? Kodėl jie daro daug? Tai va, šiandien turbūt atsveikinam su šito gražiu vaizdu. Ir sutiksim rytoj. Kodėl, kad reikia ant stogo. Kodėl Rytoj. visada langai? Bye. Bye bye. Mama, mama, mama.